tik iš viršaus. Vaskyčiai, tas, kuris pralaimi Vaskyčiai išeina. Komandas nelieka, kai lieka vienas žaidėjas, ne? Paskui pralošė, meta, liko 3 mušinės ir pralošė, meta, lieka 2. Aš dviesi, kad biškai lengviau, bet tada, jeigu ten daugiau yra žaidėjų, jie paspaudžia juos, kad ten būtų, ne? Tai čia priklauso nuo jūsų kaip pasirinkti. Ne? Gerai. O dabar gal mes turim lanką, neturim lanką. Davai. Paskiriam dabar po 2, paskiriam po 2. Pasiskiriam po 2. Lankų daug yra, daug užima. Gerai. Užteks. Gerai, žiūrėk. Duoda visiems. Dabar vardas jis prieš jį, prie vieno lanko 2 žaidėjai vardas. Sugalvojam, pavyzdžiui, kažkokį skaičių. Bet tiek įsipradinu, jeigu aš savo geriausiai grupiai paduočiau, tai vienas yra 100, kita 100 ir šūdė. Čia tiem, kurie dar blogai valdo kamuolį, pradžia tinklinį. Dabar, domina tik perdavimas iš apačios. Žiūrėk, kol aš darau, metą Vaskyčiai, kuris pirmas pradeda, laimi tas, kuris pirmas 100 turi. Bet jeigu jis pirmas pradėjo pirmas surinko 100, tai jis dar turi šansą surinkti, ne? Antras. Ir viskas paprasta, lankas tam, kad sumažintumėm plotą, nes jeigu vaikščiau labai toli galiu ilgiau žaisti, ne? Ir žaidžiam, aišku, iš viršaus yra labai lengva, bet pradinukams aš duodu ir iš viršaus, bet truputėlį iš apačios atsistoja. Kol aš darau, tu teisėjauju, jeigu aš užlipu kažkur, ne? Išlipu, užlipu, viskas. Buvo mano 10 stop, net dabar tu teisėjauji, aš pradedu. Op ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, ir nukrito. Mano 6 nedega, ateina jisai. Op, 1, viskas, 1, tavo nedega 1. Aš grįžtu, mano yra 6, ne, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bum bum. Kas pirmas surenka, 100 tas laimi. Tai dabar jūs pabandykit pasivaržyti. Ta patį daryti su vienas viršus, vienas apačia. Galima tokį daryti, ne? Puikiausiai. Gerai, biški lankus paskiriam toliau. Gerai, padarom vėl, kad 2 grupuotės būtų. Jūs du ateikit čia. Gerai, jūs du
du čia, jūs trys čia, jūs... Gerai. Stojam į vorą. Stojam į vorą. Ant šitos biškį galima arčiau ateiti. Ne, va taip. Aš dar biškį per arti. Aš tada, žiūrėkit, čia apšilimą šitą naudoju. Čia galima padaryti 3 voras. Pavyzdžiui, ir čia gali būti 5 žaidėjai, ten 5, tai vienoj voroj kaip 10 žaidėjų gali. Tai jeigu 3 voras 3 žaidėjų gali užimti ir visi turės veiklos ir visi sutinkamai. Tik tai, žiūrėkit, visada kiekvienam dalyviui mėgsta kažkokių duoti, kad jie dar kažką darytų. Ir kad galva tą dirbtų, nes šiuolaikinių vaikų galvos nedirba. Aš dabar padedu čia tiek to, jūs galite daryti, žiūrėkit. Čia duodam tinklinio, susikeičiant duodam kažkokį dar veiksmą. Čia galima padėti žymeklius peršokti, čia jau jūsų fantazija. Dabar žiūrėkit, pavyzdžiui, mes turim mokinius, kurie dar nuo 0 mokinas. Dabar nuo 0 ir vis sunkės ir pažiūrėsim rezultatą. Palikim vieną kamuolį, vieną ant poros. Viskas. Dabar įsivaizduokit, mes turim pirmą kartą. Mes jau biškį pamokinom, kaip tas rankas ten dėliojam. Dabar tik išliūtų. Viskas, mes keičiamės tik per dešinę pusę, būtinai. Mes per dešinę, jūs per dešinę, tada išmokstam nesusitrankyti ir turėti kažkokią discipliną. Dabar, kadangi mes turim vaikus, kurie nemoka, tik biškį pamokinom, sakykim, tai liekam sugauti ir sugavus daryti veiksmą pradžią. Tu dabar sugauk ir kartu padaž. Tai yra žiūrėk. O, ir aš čia. Jis sugavo, pasimeta, kur jam patogu, dar neatskrido. O, perdavė, čia atliko kažkokią užduotėlę, eina į kitą vorą. Jie turi čia tinkliniai, čia mokosi disciplinos laikytis, čia keičiasi visi. Bet dabar gaudom kas, ne? Gerai, stipriau, dar nesigauna. Duodam pavyzdžiui šuolį, ne? Pasimetu, op, bėga, šuolį, bėga. Op, šuolį. Op, go, visi. Op, šuolį. Vis dar gaudo, šuolį. Op. Visi šuolyje darot blogai, nes visi ką darot, šokat su kamuoliu. Visi jūs, aš net nemoku parodyti taip kaip jūs, nes šuolyje perdavimas tinklinė koks yra, žiūrėk. Aš šoku aukščiausią tašką perdavimu. O jūs visi laukiat, kol nusileis kamuolys, šokat kartu su kamuoliu. Šitą reikia. Gerai, biškį turim aukštesnio levelio mokinius, tai tada mes jau nestabdom, negaudom kamuolį. Dar tą patį su kamuoliu galim padaryti ką? Sugaudim, jūs sugaudim. Sugaudim, jo, apačią jūs taip pat galim padaryti, nes iš pradžių, jeigu duosit iškart be gaudimo, vaikams nuo 0 nušūdus. Jiem neįdomu bus. Nežinau, man tai iš patirties, žinau, iškart neįdomu jiems, iškraušti. Tai tada jau duodi jiems gaudimą, op, jau jiems gaunasi, nu truputį pamaniau. Op, sugaunu, perdedu, op, vieną kartą perduosiu čia iš apačios, vieną iš viršaus. Op, apačia, viršus, va, ir važiuojame. Apačia, viršus, apačia, op, viršus, op. Jūs nebesugaunam, reiškia, turim perdedinėti aukštą trajektoriją, kad mano draugas galėtų ne čia kažkur, o mes čia kam. Op, viršus, tik viršus. Keičiamės per dešinę pusę. Op. Nori. Gerai. Ta patį veiksmą tik iš apačios. 3, 2, 1, einam. Op. Stop. Aš noriu, kad tada jie sugautų
ir tą pirmą veiksmą geriau daryti, negu mušti bet kai, kamuolys bet kur ir bėgiojam ir veiksmą. Tai geriau, kad sugaučiau ir pradėčiau iš naujo, negu bet kaip muščiau. Nu, dar šiek tiek, bus klaida, davai, sugauna. Op, tik iš apačios.